Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Po 7 dienų. Po 7 dienų žemė aptvino vandenimis. Pradžios knygos 7 skyriaus 10 eilutė. 7 dienas po Nojaus ir jo šeimos įžengimo į laivą nebuvo jokio ženklo apie ateinančią audrą. Šiuo laikotarpiu buvo išbandytas jų tikėjimas. Pasauliui tai buvo triumfo akimirkos. Aiškus dėlsimas tik sustiprino jų įsitikinimą, kad Nojaus žinia buvo tik iliuzija ir kad tvanas niekada neateis. Nekreipdami dėmesio į tai, ką jiems buvo tekę regėti, jie toliau tęsė savo žaidimus ir linksmybės, netgi paversdami juokais Dievo galios pasireiškimus. Jie miniomis susirinkdavo aplink laivą, išjuokdami viduje esančius su tokiu įžūlumu, kokio nebūtų išdrįsę parodyti anksčiau. Besibaigiant 7 dienai pradėjo kauptis debesys. Tai buvo naujas reginys, nes žmonės niekada anksčiau nebuvo matę debesų. Netrukus pradėjo lyti. Žmonės vis dar bandė manyti, kad tai nėra pavojinga. Iš pradžių lietus sugėrė žemę, bet greitai vanduo pradėjo kilti ir diena iš dienos kilo vis aukščiau ir aukščiau. Kiekvieną rytą, kai žmonės pasitikdavo lietus, jie su nusivylimu žvelgdavo vienas į kitą ir kiekvieną vakarą jie kartojo žodžius: vis dar lyja. Pirmiausia, žmonės buvo liudininkais sunaikinimo jų pačių rankų darbų. Žaibai iš dangaus sunaikino prabangius namus, nuostabius sodus ir giraitės, kur jie statydavo savo stabus, o jų griuvėsiai gulėjo plačiai išsibarstę. Neįmanoma apibūdinti žmonių ir gyvūnų siaubo. Staugiant audrai buvo galima girdėti žmonių paniekinusių Dievo autoritetą ašaras. Šią siaubingą valandą jie pamatė, kad Dievo įstatymo laužimas juos privedė prie žlugimo. Nors dėl sunaikinimo baimės jie pripažino savo nuodėmę, tačiau jie nejautė tikros atgailos, jokio pasibjaurėjimo blogiu. Jei bausmė būtų atšaukta, tai jie vėl būtų grįžę prie nesiskaitimo su dangumi. Kada Dievo teismai bus žemėje prieš ją sunaikinant ugnimi, nepaklusnieji žinos, kokios yra jų nuodėmės, nepaisimas jo švento įstatymo, tačiau jų atgaila nebus niekiek nuoširdesnė nei senojo pasaulio nusidėjėlių. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.